Labadiena, mano vardas Artūras Kurkovas, aš esu Jungvilnius technoskyriaus vadovas ir norėčiau Jums pristatyti šių metų Jungo naujienas. Bene smagiausia šių metų naujiena – Jungo pristatyta stotelė krauti mobiliesių telefonų pagal belaidį Xiaomi standartą. Kaip matome, mes galime pridėti telefoną, magnetiniai laikikliai jį pasigriebia ir iš karto prasideda pakrovimas. Ir lygiai taip pat lengvai aš galiu telefoną nuimti ir pridėti, jeigu reikia, prie kitos pakrovimo stotelės. Jos gali būti visose Jungo dizainuose, tiek L serija, tiek A serija. Gali būti kaip ir baltos, aliuminio spalvos arba juodos, tai yra visi Jungo dizainai yra pridedami šitai pakrovimo stoteliai. Taip pat prie pakrovimo stotelių belaidžių turime laidinės pakrovimo stoteles arba kištukinį lizdą su USB pajungimo jungtimis arba su atskira laidinė jungtimi USB-C standarto, kuri krauna 60 W galingumu ir tinka planšetams arba nešiojamiems kompiuteriams pakrauti. Jungo turima Junghome išmanesių namų sistema, kurią matome čia išmanūs jungikliai, kištukiniai lizdai, judesių davikliai ar termostatai, yra papildyta paslėpto matavimo elementais, vigdikliais, žaliuzių vigdikliais, dimeriais, dalidimeriais, kurie leidžia turėti tą pačią išmanę sistemą paslėptame išpildyme arba praplėsti sumontuojant vykdymo elementus lubose arba balduose. Taip pat šiais metais Jungas pristato atnaujintus išmanaus Phoenix standarto judesių daviklius. Čia matome baltą išpildymą arba juodą išpildymą, tai yra pilnai matinis judesio detekcijos paviršius. Papildomas yra integruotas naktinio pašvietimo elementas. Čia matome žaliai šviečiantį LED diodą. Taip pat gali matuoti patalpos drėgnumą. Tai yra daug funkcijų turintis įrenginys, kuris leidžia patogiau ir lanksčiau pristaikyti prie gyventojo poreikių. Dar viena šių metų naujiena yra atnaujintos Phoenix standarto daugiafunkcinės stotelės. Mažesnio išpildymo, kuris leidžia turėti 8 rėlės, iš kurių yra 2 dimeriuojami išėjimai ir 8 įėjimai. Tai yra analogas to, kas buvo prieš tai, tiek ar atnaujintos galimybės pridedant dimeriavimą. Desnis modelis leidžia ne tik daugiau kanalų dimeriuoti, bet taip pat turi ir analoginius 3 išėjimus, skirtus ventiliacijai arba rekuperatoriui arba drėkintuvui valdyti. Šių metų naujiena yra Jungo partnerystė su Dorbrax kompanija, kuri gamina santechninės įrangą. Jungas gamina savo ruožtu iššlifuotos bronzos jungiklį, kuris yra tos pačios medžiagos, tos pačios spalvos, kaip ir Dorbraxto santechnikos gaminiai. Tokiu būdu mes galime pasiekti, kad interjeras bus vientisas ir ištisinis. Jung yra partneris Samsung SmartThings ekosistemos, kas reiškia, kad mes galime valdyti kitus SmartThings ekosistemos įrenginius arba šviestuvai, valdomi iš Jungo jungiklių, ar kištukiniai lizdai, gali būti valdomi tiek iš SmartThings ekosistemos kitų gaminių arba pagal jūsų kursus scenarijus.